Sveiki, tai video vlogas apie kelionę dviračiais per Šveicariją, pažadu gražius gamtos vaizdus ir video pabaigoje papasakosiu, kiek išleidome ir kiek įveikėme kilometrų. Pirmieji 30 km, kaip jaučiamės? Labai gerai. Labai gerai. Super. Ką, labas rytas, antra diena, sąskaitai. Labas, lietingas. 42 km. Turim lietingą rytą. Labai nesinori keltis. Taip, šitais tyluką čia kažkaip. O Jėzau! Va toks tai vat. Orelis lyja, šlapia. Kažkaip taip. Ignai, ar patinka lietus? Nu ką, reportažas iš įvykio vietos. Nuleido Ignui padangą. Bandom pūsti. Va toksai startas antros dienos. Nu ką, pripūtėm padangą. Igno buvo problemos su ventiliu, dabar, žodžiu, susidūrėm su nauja problema. Yra potviniai Šveicarijoje. Ir panašu, kad Paškūnas bando važiuoti. Tai va čia išsiliejus upė. Bet manau, kad nedaug čia to vandens, pralėksim gerai, bet visai prikolas, visai įdomiai. O. Klausia, badas. Oi. Ignai svengia. Va tokia situacija. Praeitoje balai prisėmiau batus. Tai nėra labai smagiai, dabar jau irgi semiu batus. O Jėzau. Labas rytas. Trečia diena. Ai. Kiek čia valandų? 6 kempė. Verdu vandenį. Mano bičiukai dar miega. Bet lyg jau juda kruta. Tai apsistojom kempinge. Čia vat su tokiu neblogų vaizdu į kalnus. Jau pasiekėm kalnų masyvą. Vakar pravažiavom Austriją, Lichtenšteiną. Parodysiu, mūsų kaimynas belgas važiuoja į Italiją su tokiu elektriniu dviračiu. Užtrunka 2 mėnesius ir bendrai jam gaunasi 4000 km. Ir čia jis mina sėdėdamas, tai pats pasigaminęs, žiauriai įdomus aparatas. Tai va čia mūsų ekvipmentas. Tai apsistojom kempinge. Labai faina moterėlė, kuri priėmė. Kempingas kainavo 3,8 eurus, bet pavyko paderinti kainą, tai sumokėjom 25. Tai vis. Einam žadint šios kelionės herojų. Labas rytas, saulės spindulėliai. Eik tu savo, Simonai, na? Kur tas Paškūniukas mūsų jau. Žiūrėkit, kaip ežiukas susisukęs.
Kaip miegojot, vyrai? Gal gerai, nežinau. Dar norėčiau valandėlę. Na, norėtųsi, ne? Nu gerai, tai miegokit, aš varau tada. Kiek valandų? Taip, 3 diena. Mes kelyje. Turim gerą orą. Gerą nuotaiką. Ai, halau. Tai mina vietinis. Gal ir nelabai. Taip, jaunam kitus slėnių. Nepaviju chebros. Tokio dydžio kalnai. Bandau pasivyti. Po kairę upelis. Po komentarą. Šalta. Bet labai gražu. Labai gražu. Paškūnai. Rankas mutarė. Būdamas kai važiuoju. Nu ką, 3 diena. Gaminam pietus. Ignai, kas šiandien bus pietums? Šiandien valgysim makaronus su česnaku, sviestu ir beikonu. Ir dar sumuštinukai appetizeriai. Bus skanu. Nice. Paškūnai, kiek mes jau numynėm? Ramazonė. 38 kilometrai. Puikiai. Pažiūrėkit kokios vietos. Šiandien yra 3 diena, kai minam. Ir va turim tokių vaizdelių. Nu ką, papietavom, lekiam toliau. Šalia didelio ežero. Toks didelis, kad jau važiuojam, nežinau, kokią valandą šalia jo. Ir dar net ne pabaiga. Nuostabaus grožio. Patiko vieta, kur pietavom. Nežinau, man tai kosmosas, kiek jinai graži. Tiesiog žada apimanti. Taip, įvažiavom į tunelį. Geras, dar taip nematęs atskiras tunelis dviratininkams. Išvažiuojam. Vėl pasitinka nerealus vaizdas. Galit valgyti. Taip, šį vakarą apsistojom pas ūkininkus kieme. Valgom prabangiai, lašiša, ryžiai, lietuviška suši. Paška. Kiek numynėm? 81, įsivaizduojat? Ignai, kaip jaučiamės? Gerai. Miegam legaliai, bet gamtoj. Ūkininkus. Va. Saidai graži bažnyčia. Tai ką, pavalgysim pusryčius, avižas ir lėksim į trasą. Šiandien laukia sukilimas. Nu ką, baigėsi čia liulė.
prasideda hard workas. Šiandien turėsim, man atrodo, 800 metrų sukilimo. Tai va, pradėjom dieną, taip. 4 dieną. Stumiam, varom pirmais bėgiais. Judam, krutam. Va, kylam į kalną. Mato 3 kilimo būdus. Stumimo dviratį. Aš važiuoju zigzagais. Tai sumažinamas pakilimas, Ignas tiesiog tiesiai pluša. Tai va taip kažkaip. Reportažas iš įvykio vietos. Planuojam pietauti. Šiandien pietums grikiai su šoninė. Turim kavelės, arbatos ir netgi bandysim išsivirti brokolių pirmą kartą. Tokia mityba. Ir vat pietų vietelė virta. O čia mūsų šefas daro nuotraukas. Atsisveikinu. Štai ir mes važiuojam šiuo nuostabiu tiltu. Aš bandau nenugriūti ir neišsitaškyti. Nu ką, smagiai pavariau į kalną. Esam 900 metrų aukštyje. Oi, pasižiūrim, kaip mano bendrakeleiviams sekasi. Štai, matot juos. Daug nekalba. Gražiai matau. Nu ką, šiandien kažkaip taip. Šiukšlių žmogus, statybininkas ir aš šmėkla. Minam per lietų, per purvus. Kažkaip taip. Atskrenda malūnsnargliai. Nu ką, updeitas, prasišvietė. Gavom nemažai lietom. Paškūnas atidarė skalbyklą, plauna drabužius ir radom va tokią vietelę papietauti. Atrodo nerealiai. Ignai, ką mes šiandien valgysim? Statybininko special. Makaroniukai, česnakiukai, beikonas ir vadaro desertai. Vyno vyšnio. Šešta diena, šeštadienis. Jo, jau kelionės esam antroje pusėje. Štai atlėkė mūsų šio nuotykio pagrindiniai herojai. Savitarnos kioskelis, kuriame atrakinti produktai, skrynelė, įdedi pinigų, pasiimi ką nori.
Ar įsivaizduoji tokį Lietuvoj? Lietuvoj būtų nutemtas su vežimu. Geras. Štai kokie kloniai, kalnai ir didybė. Sustojau nufilmuot kokią įkalnę turim. Vargstam baisiai. Pažiūrėkit, kaip Ignas su kojelėm duodas. Labai gražūs keliukai. Labai gražūs keliukai. Atvykome į Ženevą, atgal grįšime traukiniu. 100 metrų aukščio fontanas. Vyksta dviračių krovimas ir smagus lietus. Viso nuvažiavome 660 km, žmogui išleidome maistui ir nakvynėms per 600 eurų. Dar kelionės pabaigoje aplankėme Mercedes-Benz muziejų Štutgarte. Ačiū, kad žiūrėjote.